Labas rytas, 4 ryto. Jo, kaip visada, bėganu prie gyvulių. Tai va. Varyti milšti. Iki. Vėl pradėjom milžiaut. Pradėjom milšti. Į priekį. Jau buvo, pas viršiukų pasišėriau, tiksliau prapurčiau, nes Dano vakar turėjo, tai keistis gal rytoj pašėt. Apsivalėm ten šūdą viską, dabar varu iki miesto, pasimsiu, man ten dažų reikia, lipnios juostos, aišku, kuro filtrus paimsiu, tada prožėjęs bandysiu, eisiu pakeisti, ne vieną kartą esu keitęs, nes nėra stebuklų. Ir pakeisiu ir žiūrėsim, rytoj ryte ar meta klaidą, nemeta klaidą. Jei meta klaidą, reikės vėl skambinti į servizą, klaus, kas galėtų toliau būti. Nu ką, filtriukus atvariau miestą pasiėmiau, čia 2 vienetai, komplektas, 60 eurų be PVM, plus PVM, na tai 70 eurų. Ir dabar lėksiu namo pakeisiu ir ant filtrų užrašysiu moto valandas, tai pažiūrėsiu, kiek moto valandų atlaiko, nes blemba motoras dar turėjo šiaip 115 moto valandų, tai viskas būtų gerai. O jie jau man sustreikavo, pradėjo klaidą mesti. Aišku, jeigu priežastis filtrai. tą sužinosim, kai pakeisiu kitos dienos rytą, kai dalinsim šianainį ir bus aišku, ar filtrų problema buvo ar ne. O ką atsinešiu, ko gali reikėti, filtrai, komplektas ir reples. Dabar persisuksiu vairą, kad būtų patogiau prieiti. Pasimėsiu kibirą papačios, atsijungsiu laidą šitą nuo pačios filtro. Tai suksiu lauk, išimsiu filtrus, sudėsiu naujus, suksiu varžtuką. Užpumpuosiu, išpumpuosiu orą ir užkursiu, pažiūrėsiu dirbą, viskas gerai, paliksiu rytoj. O rytoj bus aišku, ar mes nemes tą klaidą. Taip, laidą atjungiau. Dabar atsukinėjom, pradeda dizelis bėgti. Aišku, net žemės iki biurą reikia pilti. Dabar va. To išvarvės. Dėžė yra raktas, čia su raktų keiklis. Vienkartinis iškart įsdamas. Prisidėžė su raktu, nereikia jų grepti, nieko. Patogiai, pakštis pakeiti. Jau yra raktas. Įdėdamas. Naujas. Išpakuot su vienkonką. Pentikas susifiksuoju. Atleidžiam. Aišku, yra dizelio filtras normaliai priverstas, nes paskui neleistų, nes dizelis netepalas, jis yra kaip vanduo panašiais, jam reikia stipriau, tepalas tirštesnis, tai tiesiog priverži su ranka ir viskas. Reikia biškai stipriau priverš, tą atleidau, dar kitą. Sekanti. Bailėjau ir rak susideda. Va.
Taip. Atsileidžiu tiek su ranka, paskui su ranka sakai, viskas. Viskas. Matome. Tas tuščias galim taip suktis, bet turėtų dizelę turėti. Biškį turi. Pastatysim, padarė tarp išmarką. Tas pilnas turėtų būti. Šiaip. Viskas kuo mažiau ant žemės. Tuo geriau. Įdomiai. Turėtų įsimo. Viskas. Reikės rasti kubelį. Ką, kabinau. Naujus filtrus. Dabar zaveržiu. Paskui tiesiog, kad neliktų tarpuko tarp diodo to ir metalo. Prispausti gerai gumą ir viskas. Įsuk dabar pačioj tą laidą, daviklį. Kas iš čia toks yra. Ir bus viskas. Pumpuoti. Uždėjau naują gumelę tą rudą. Svankiniai įsistato. Bet įsistatė. Aišku, tiktų ir sena, bet jeigu yra komplektą, tai ko nedėti naujos. Toks rėgis, kad turi gerai pataikyti. Didelis, stambus. Nu ką, viskas, laidą įjungiu. Atsidarau kapotą, pripumpuoju, užkur biškį padirba ir rytojaus ryto laukiam. Čia užrašysiu moto valandas. Tiesiog iškliuosiu permatmolitinę juostą, kad su kerkeriu nenusiplautų, kaip plauni traktorių. Ir viskas. Nu, atsileidau varžtuką, kad būtų kur išeiti orui. O dabar... Aišku, čia yra ką veikti. Prapumpuoti kurą. Biškį būtų pavalgęs. Nu, bijoju, kad taip greit prasipumpavo, kad taip sunkiai. Jis turi per tą varžtą pradėti dizelis bėgti. Kol dizelis nebėga, tau nieko nereiškia. Jūs priveršti, kad sukils pradams. Ir varai. 5 minutės. Vėl biškį pripumpavau, vis biškį taip. Toliau. Rankų darbas. Biškį greičiau. Dizelis bėga. Biškį pavarysim. Bandysim kurti. Jau labai sunkiai spaudžiasi.
Oro nebėra, varo kitas dyzė. Jau. Pamėginti iš kur tik. Šauktuką išmėtė tą pačią klaidą. Ir žiūrės. Ei, toliau pumpuoti. Gali būti, kad tiesiog dyzelio nėra ir dėl to metų paklaidą. Tai reikia toliau pumpuoti. Skapuotas nepasikėlęs, kažkur užkasikabinęs buvo. Suktuvas. Aha. Štai ir atsakymas. Toliau pumpuojam. Užpumpavau, dabar žiūrim taip. Dar yra oro. Čia turi normaliai prisipumpuoti 2 filtrai. Normalu. Tai tas yra. Tas šeina. Šitas pirms iš bako, man atrodas. Nu, baks, aišku, šalia čia stovo. Toli nėra. Bet reikia pumpuoti vis tiek. Vėl. Vos neįsimaudžiau. Ojojoj, oro čia. Filtrus greit pakeitė, bet jas kol užpildai. Tas daugiausiai laiko atima. Svarbiausia daug nereikia pripumpuoti, biškį papumpuoja ir... Toliau. Iš pradžio varo čiurkšlę, o paskui niek nebevaro. Nuėsiu bandyti vesti. Pumpavęs. Gal pagaus pats nebereikės. Paskui vis tiek pats cirkuliuoja. Turi tą cirkliuką. Jaučiu. Nežinau, bet jaučiu, kad turi. Bakė vis tiek tą. Kur spaudimo nesukelia, bet jisai cirkuliacija. Duoda, man atrodo. Viskas. Gerai, nukurti. Mėginam. Dingo visas klaidas iškart. Dabar biškį duot padirbt. Tik klaidas, nes nebuvo filtras kuro dabar. O dabar padirbt, kad pilnai įsipiltų oras išeitų. O rytoj ryte, kai dalysim šienainį. Jeigu vėl mes tą pačią klaidą, reiškia, ne filtrai problema, reiškia, tas kita, tai reikės vėl servisą, tai skambintis ir geriausias. Nu, tikėkimės filtrai, pigiausias variantas, ačiū Dievui neabliu, problema, nes abliu visada kažkas rimčiau būna.
Autovalandas reiks paskui užrašyti. Nu ką, jau dirba kokią minutę laiko, viskas gerai, nebegęsta nieko. Tai gesinu, nusipirkau bardaką visą minimalų. Uždarau kapotą ir palieku. Nu, tos reikia išmest lauk. Dizelį į Belarusą galim spirti. Belarusas važiuoja su viskom. Tada veršti. Gerai. Tai gerai. Viskas bus apvalyti, užrašyti motovalandas ir tegu būna. Iki kito karto. Nu, su šito nusausinsiu filtrus. Nes ant nubėgusio dizelio nelabai lips markeris ir plius, nu čia yra stabdžio valymo diskas, tai jisai tiesiog išgarina visokius riebalus, viską ir viso, dizelį, tepalą, kur reikia pavalyti kažką. Nupurškė skuduriuką palai ir viskas. Ir jisai nusausina. Tiesiog trapskudurius, va. Naujas. Nors naujas ir yra. Gerai, štukė 876 buvo. Aš. To užrašysiu, čia nepakenks. Motovalandos. Tai tiek. Dabar viskas susirinkti, neštis į garažą. Viskas. Prasivežiau. Trintuvę. Gal kažkur būčiau radęs namie, bet čia kol rasiu, tai geriau galvoju, pizdom, paimsiu naują, pasidėsiu, žinosiu, kad turiu. Tai dabar einu pavalgysiu, kavas atsigersiu, po to jūs tinklelis spjaustysiu, apsitrinsiu, jeigu nudžiūvė yra. Nu, su mentelė apsitrinsiu didamas, į ką dar biškį paklijuosi popierį. Nu ką, pavalgiau, kavas atsigeriau, dabar eisiu tinklelis spjaustyt, pasiruošti armavimui. Ir turi pusvalanduką iki vietų, kada eit pas gyvulių. Bet man atsimenu, kur peilį palikęs. Čia viskas išdžiūvė, apsišlifuoti reikia, pasiruošti. Apsklijuosiu lipną juostą, viską, kampus. Dar kur reikia prasišpakliuosi, snieg. Pasilygins, tiks. Čia po stogu yra, tai svarbu apsidirbs. Nu ką, viskas, tinklelė biškį liko. Paskui pasidėsiu, spjaušiu, apsibraukiau visokius kalniukus ir dabar eisiu prie gyvulių, o paskui eisiu vieną riozės maišysiu, kolsiu, užklijuosiu kažkiek. Vėjas pakilo, viską kalnuoju. Ką, viršiukai, šiltai gyvena, jokia vėja nieko, eit apvalyti. Rytoj šiandien neužteks. Įdomu tiems. Buvo mažiau. Ryte. Turi dar. Nežinau. Jo, čia dadėsiu, kad paskui nereikėtų dadėti ir viskas. Dadėjau. Dabar atšūną suvalyti. Rytoj teks visą likusį sumesti. Tikriausiai. O gal ne? Kaip apsijęs. Ok, padavėm melasą. Pašėlėm. Dabar einu įsimaišysiu skirnę. Bandysiu iki porą valandų po 4. Bandysiu kažkiek išklijuoti, kad rytoj mažiau reikėtų. Tručiau kokį rytoj valandą, šiandien valandą. Viskas. Pasimatyti, ar trūks glaistą. Apavimo mišinio. Neglaisto. Tada ką
žinosiu, kai važiuos durų į miestą, galėsiu parsivežti, pasipildyti. Na gerai, varom išyti. Nu ką, košė gatava, reiklėlis pjaustyti, motivacijos nulis, bet vis tiek reikia padaryti. Nes kas nepadarys, tai tiesiog žiemos darbą. Darbo, jeigu biškį papilmuosiu, kaip kas sekas. Nu ką, kaip mėgėjas, tai paklėjau, aišku, yra kalnų. Bet paskui nusprendžiu, kad blema daug skėtinės į pusę maišo, bet panašiai pusė. Tai maišas yra gal ir užteks viskam, bet antram sluoksniui neužteks, tai reikės maišą supirkti. Tai paskui su didelė špakliuotė praeisiu, su skystesnė pralyginsiu, nusivalysiu tos kalnus su mentelė, paskui pralyginsiu, prašlifuosiu, nugruntuosiu, pas galima dažyti. Viskas. O dabar, kada tik liko. Normaliai aptyva, vėjas, saulė, liuks. Ar tai bus tikrai žiūri. Liuks. 4 vakarą, kaip visada prie karvių, ferma. Darbuotis. Reiškia kapikis. Lauko pilnas pienas parbėgs, pirmas pienas stiklainį. Ir pažiūrėti, kad jis pumpuoja, vis dar reikia pasidėrėti, nes būna, kad jisai čia pienas eina ir pas tą vietą kažkur yra atgalinis vožtuvas ir jis, žodžiu, oras gaunasi oro tarpas. Ir būna, kad sukas nepagauna pieno. Tai turi biškį pakeisti suką, paspaudinėti raudoną, žalę ir pagauna. Ką, viskas pusę karvių pamušim, vienos pusės dar liko mano pusę. Dar 38, 40 vakar va ištraukėm šitą veršį. Vardu įdėjau anglis. O šiandien vėl davė kažką. Jauna. Energija supilna. Nu ką, paskutinę karvę jau. Viena žiūri. Jau niekai, vieną veršį jauną. Yra spėjo biškį. Jaunai hebrai. Pamilšta karvytės, ščiukam pieną nunešiau. Dabar reikia šunis, aš kur dingęs šuo dingo. Kažkur nuėjo barzda susivėlus, baisiai atrodo. Nu, neprišukuos kiekvieną kartą. Nėra kada šukų nesinešiuosi, padarėtų.